Paskutinis Dzūkų išpuolis. Jurkas prieš Staniulį. Kaip išmano! Neteko Žalgirį ir Vilniaus Rytę. Turbūt neteks. Nu, dar jaunas, gal dar Abejojau. Frajus, Bezbradicos stepautas. Jukirka žais vienas, derinys nepavyko, metimas atsilo. Niukirkas. Tarp dviejų varžovų pranėrė Džošas Niukirkas išsil. Alytaus ekipos rankose Furmanavičius, Niukirkas. 5 sekundės atakai, šokdinamas tarsi čia. Ui, gražiai prasmuko. 3 paskutinės trečiojo kėlinuko minutės baigėsi spurtu 10-0 Vilniečių naudai. Čia pirmieji Džoš. Tai būtų visai malonus prieskonis šiom rungtynėm. Niukirkas Pabėgo. reguliarų į sezoną ir išstumti juos iš pirmosios turnyro lentelės vietos. Čia štai toks. Niukirkas prie aukštesnis Kozys. Bet negali ir prasižengti. Turi jau 4 komandinės. Taiklus. Ginamaisiais šeimininkai. Ivanauskas liko su Niukirku. Niukirkas veržėsi. 2 taškais. Tačiau po tritaškių krušos, kuri yra užkurta čia ketvirtojo kėlinio pabaigoje. Matavičius 2-2 bando žaisti alytiškai. Ir Niukirka. Ataką Dzūkai tęsia, jai dar 5 sekundės. Niukirkas pats iki galo ir taip. Ne, pražanga. Čia vaidmuo kur kas ryškesnis buvo nei Šiaulių ekipoje. Niukirkas iš vidutinio nuotolio. Lekūnas prie Eiriktoną. Eiriktonas aukštai kyla ir Kozijas, Jomantas prieš Šeškų. 6 sekundės atakai. Niukirkas palieka už nugaros Lekomtą. Lekomtas net nešoka prie Mindaugo Luko. Prieš Eiriktoną. Žingsnelis atgal ir Džošuonių. vėl dengiamaisiais keitėsi šiauliečiai. Niukirkas lieka su daug lėtesniu Bezbradica ir Niukirkas daug žaidimo su kamoliu. Žais prieš buvo. Panašu Džošas Niukirkas. 4 sekundės. Meta atšokęs. Alytaus Dzūkijos. Niukirkas jau galą. Nežinau tik kiek tokiais sprendimais turėtų būti patenkintas Jurijus Dovcas. O čia Vaidas Čepukai. Grįžta jis prie Lapetos. Ties 3 taškų zona vis dar su kamuoliu Niukirkas. 2 sekundės lieka chaotiškas metimas. Tiesa pakankamai. Ir 2. Kevino gynyba. Ir vėl ilgai užsitęsusi Dzūkų ataka. Niukirkas su sirena. Taškai buvo. Prie Niukirko Morisas Anduras liko po krepšių ten Čepukaitis prieš Arną. Niukirkas. Taiklus metimas. Dominuoja po krepšių imdamas kamuolius, tai nieko gero ir apie kovingumą nesako. Čia Lapeta demonstruoja savo aikštelės matymą puikų. Nieko nevyksta, individualūs Niukirko veiksmai. Ir Kalnietis čia. Laisneris, aišku, perimetre išsikeitęs nėra. Ivanas buvo su juo nelengva žaisti 1-1. Niukirkas prieš Skučios Stepautas grįžta prie Lapetos. Dar Niukirkas įveikia 1 Niukirkas. Dar viena užstrigusi šeimininkų ataka. Griuvo Beračka, bet Lapetos užtvara buvo legali. Niukirkas labai greitas ir jį pavyktų išlaikyti šiose rungtynėse, tai jau būtų gerai. Prienų komandai Jomantas ir po krepšiu. Rungtynės per pirmą kėlinį atliko 11 rezultatyvių perdavimų. Niukirkas driblinguoja prieš Sabetskį, meta iš 3 taškų. Minučių pamatėme 13 pražangų, dabar jau ir 14. O čia labai sunku Kalilui Tomasui, Džošas Niukirkas. Čepukaitis ir čia Emanuelis Lekomtas pamuša kamuolį. Ir lieka 3 sekundės Dzūkijos atakai. Niukirkas iš 3 taškų zoną. Aišku, Furmanavičiaus
Perdavimo nėra, Niukirkas, sukamas mėgstukas, ties tritaškio linija, geras perdavimas Niukirko, Čepukaitis. Jomantas vėl prašo kamulio, daug žaidimo ant Tuselio per Jomantą. Čia kol kas Vilniečiai neblogai to tvarkas, Niukirkas iš toli. Prieš Endūrą. Išlaiko prieš save dabar Niukirką. Negauna labai lengvo gyvenimo Niukirkas, nepaisant savo greičio. Priejo Artūras Milaknis. Ir lengvai įveikia Milaknį čia Niukirkas. Įsirideno. Taikė aikštelės šeimininkai. Niukirkas surado Aranitovičių. Išgriaudės Ryto fanai ir dabar juos girdim. Žinome draugiškus santykius tarp B tribūnos ir tikslus perdavimas čia, bet pavyksta išsaugoti kamuolį Niukirkui. 2 prieš 2 su Lapeta, bet ant po krepšių. Žaisti Spidis Smitas, bet Niukirkas. Rytas ko gero ir užbaigs savo pasirodymą šiame ketvirtyje ir šioje rungtynių pusėje. Dar vienos atakos metu Adamas Lapet. Niukirkas. Iš 3 taškų zonos, taiklus metis. Pirmąjį mačą laimėjo būtent Jonavos klubas. Dar viena nerezultatyvi bet ataka, Lapeta iki galo. Neblogus rezultatus, bent jau kol kas ankstyvoje sezono stadijoje. Dabar Niukirkas prieš Endūrą. Gerai čia sustovi ant kojų. Ir Alytaus komandos atsakymas. Niukirko geras perdavimas Lapet. Niukirkas. O dabar jau nebėra. Taip lengva surasti patogių išsikeitimų. Niukirkas prieš Radzevičių. Lukauskis Čepukaičiui. Eiriktonas paleidžia Baudos aikštelę ir išgelbėja šią Dzūkijos ataką. Niukirkas po driblingo meta ir 2 taškai. Yra rezultatyvesnių už jį, tiek Orelikas, tiek Kalaidzakis. Ten produktyviau žaidžia už aukštaūgį, tačiau čia... Manavičiaus. Niukirkas. Na nieko nevyksta. Kiti stovi ir žiūri, palieka erdvės. Niukirkas žaisti 1 prieš 1. Metimas kamuolys. Perdavimas kraštas Zigmantavičiui. Taunsa vėl klaidina Niukį. Geras perdavimas Lapetą ir... Baigos. 4 taškai skiria komandas. Niukirkas. Po driblingo ir pataiko. Dar viena ilga Dzūkų ataka. Niukirkas užbaigs ją pats. Dabar ne, visgi atlieka perdavimą čia puikiai po krepšiui. Prieš Sederevičių Niukirkas gražiai išmaudo varžovą, klaidinant. 4 sekundės lieka Dzūkų atakai, slysta Džošas Niukirkas, reikia metimo, Lukauskis susirena 3. Juvanas Durgamas prie jo. Niukirkas žaidžia pats, meta ir dar vieną tritaškį. Atkakli kova čia Alytuje, Niukirkas liko prieš Giedrių Bergaudą. Žaisti iki galo, faktas. 3 taškai. Tu galvoji, Virginijus Šeškus gali neužsidirbti techninės pražangos rungtynėse, kurios vyksta taškas į tašką. Liko prie jo Marekas Blaževičius. Ir su Blaževičiumi keičiasi visi 5 ginamaisiais kauniečiai po varžovų užtvaro ir Niukirkas. Ir Niukirkas Niukirkas prieš Danisevičių. Atšokęs šiek tiek atgal. Bet ištikimiausi Pieno žvaigždžių gerbėjai. Niukirkas. Dzūkija tik per plauką neįveikė. Zigmantavičius. Džošas Niukirkas labai lengvai suklaidino čia Martyną Varną. 10 taškų vidutiniškai pelnydavo. Martynas Varnas šį sezoną netaip rezultatyviai pradėjo.